Visos dizaino studijos, kas dirba su video kūrimu, dabar turėtų laikytis ir sakyti, ne Martynai, nesidalink šitos informacijos. Tai naujas dirbtinio intelekto modelis pavadinimu Dream Machine leidžia mums generuoti nuotraukas su mūsų užklausom. Aš taip pats pamėginau, bet parodysiu, ką daro iš tikrųjų profesionalai ir ką gali išspausti šitą programą. Tai va, sprogstantis pastatai. Truputį apie patį toolsą. Kaip ir minėjau, pats toolsas yra visiškai nemokamais, jį gali prisijungti įvedęs adresą lumlabs.ai, prisijungsi su Google paskyra ir leis tau generuoti 10 nuotraukų visiškai nemokamai. Ar tos nuotraukos bus aukščiausios kokybės? Taip, tikina patys Lumlabs ir Dream Machine dirbtinio intelekto video generavimo modelis. Vėlgi, viskas priklauso nuo to, ar jūs esat mokantis vartotojas, ar jūs esat nemokamas vartotojas. Jeigu jūs esat nemokamas vartotojas, jūs tikėtina turėsit 2 kabliukus. Pirmas, tai reiks truputį palaukti, kad video sugeneruotų. Antras kabliukas, tikėtina, kad video nebus jau tokios aukštos kokybės, ką gali išspausti, jeigu jūs mokėsit už dirbtinį intelektą ir remsit patį Dream Machine video kūrimo modelį. Ekrane, kaip matot, aš rodau tą promo medžiagą, ką teikia pats Streamlabs ir kaip jis teigia, kokius video galima sugeneruoti potencialiai, bet ar iš tikrųjų yra tikrai toks potencialas kurti su dirbtinio intelekto modeliu tokius šustrius tikrai vaizdelius. Aš norėjau ir pats pamėginti ir įsitikinau, kad iš dalies taip. Sakau iš dalies, nes video kūrimas, aš tikrai suprantu, kad yra gan sudėtinga meno forma ir ypač dirbtinio intelekto, kai tu tekstinę formą mokai kitą robotuką, kaip jis turi kurtą medžiagą ir kokiu kampu turi filmuoti, kur kamera turi pasisukti ir panašiai. Tikrai daug įdomių niuansų ir kabliukų, su kuriais lengva suklysti, nepasiekti dalyko ir strigti vietose. Tai gerai, užteks man vynioti vatą, ne, reikia parodyti, ką aš padariau. Gerai, tai va. Leidžia mums sugeneruoti 10 skirtingų vaizdelių, su kuriais mes galim pasižaisti nemokamai kiekvieną dieną, iki kol mes norėtume sumokėti už dirbtinį intelektą arba sakyti, ok, stop. Tai aš pamėginau tą nemokamą versiją, kaip ir šis naujienlaiškis, geresnis variantas.lt, jeigu neprenumeravai, tai suskupk. Gerai, einam prie pačio įrankio. Tai pats įrankis, kaip ir minėjau, tekstinė forma, aš galiu parašyti dalykus ir taip pat, kas yra nauja, prikabinti nuotrauką. Aš prikabinęs nuotrauką galiu sujungti ją kartu su promptu ir prašyti, kad būtų sukurtas video. Vienas dalykas, iškart pasakysiu, mane labiausiai nustebino, tai aš turiu nuotrauką iš konferencijos. Įkėliau tą nuotrauką ir sakau, turn this into live action. Paprašiau, kad tai sukurtų gyvą sceną. Ir tai ir padarė. Akivaizdu, tai nesu aš, tai yra tikrai kitas žmogus, nemažai yra trūkumų, bet pats faktas, kad daugiausia savybių yra atitinkama, viskas kaip ir čikė, mane stebina. Realiai, jeigu mes įkeltume kito žmogaus nuotrauką ir paprašytume, kad dirbtinis intelektas nusisuktų ir judėtų tam tikrą trajektoriją arba kažkaip, tai tikėtina, kad mes galėtume pritempti, iki iš tikrųjų tas žmogus tą ir darė. Tai kaip ir gazdina, kaip ir stebina truputį jo toks momentas. Papildomai, aš noriu pasakyti, kad išmėginau ir galimybę įkelti judantį paveikslėlį. Tai vis dar nepavyko, aš laukiu daugiau nei 20 minučių, bet tas paveikslėlis vis taip ir nesusigeneravo. Taip pat išmėginau dalyką apeiti autorinės teisės, jas panaudoti, tai dirbtinis intelektas tikrai labai aiškiai užbrėžia ribą ir net neleidžia tau išsiųsti užklausos, kas net paminėtų kažkokį žmogų ar asmenybę, kas turi autorinės teisės arba jas ginantį aktą. Tai aš pasidalinsiu su jumis video medžiagą, nekarpytą po šio video intarpo, kad jūs pamatytumėt, kaip aš sugeneravau šitos 9 vaizdelius ir pamatytumėt, kaip jie gavosi, kokie jie yra geri, blogi, susidarykit nuomonę patys.
mano nuomonė, tikrai yra kur pasitempt dirbtiniam intelektui. Ir vieną dalyką, ką aš naudoju, ko aš noriu paminėti iš karto, tai aš remiausi užklausomis, o kaip pavyzdys. Automobilis, kuris labai gražiai juda, užklausomis, kuris buvo sugeneruotos šiuo metu aukščiausio lygio generuojamo dirbtinio intelekto Midjourney nuotraukų metu. Tai va, pasidalinsiu. Čia yra originali nuotrauka, kas yra Šusteris BMW automobilis. Taip? tą automobilį aš panaudoju šitam prompte ir tiesiog prirašiau papildomai, kad aš norėčiau, kad šita būtų driver point of view, camera angle ir kad tai būtų driving car inside rocky areas. Tai gal nebūtinai tai, ko aš tikėjausi, aš gal ir mano leksikonas, kaip aš angliškai suformulavau žodžius, nebuvo toks tikslus, kad aš atvaizduočiau tai, ko noriu, bet rezultatas buvo toks. Negaliu sakyti, kad tai blogas rezultatas, negaliu sakyti, kad tai aukščiausios kokybės rezultatas, bet neatsiejamai tai tikrai įspūdingas dalykas, į ką mes galime atkreipti dėmesį ir kažkurioje vietoje, jeigu tai būtų mašinos reklama, panaudoti. Tai tuo pačiu principu, jeigu mes naudotume kitus elementus, pavyzdžiui, kamerų kampus, nepriklausomybę atvaizduoti, promo ar ateivius kurti pagal promptus, mes galim viską panaudoti, tik tais, jeigu jau prašom kurti, tai atsargiai, nes bus vikingai su bliūdais ant galvos ir čia kitą kartą kūrybą reikia labai atsargiai žiūrėti, nes dirbtinis intelektas yra dirbtinis intelektas. Jeigu jis nesugalvoja, jis pradeda kurti ir nežinau, vikingai su bliūdais skreis. Gerai, dėksiu interpo, pabaigiu šitą segmentą. Rekomenduoju visiems žiūrėti visą ilgą video, kad suprastumėt, kiek laiko užtrunka generuoti video, kaip atrodo promptai, iš kur aš juos ėmiau. Ir tie, kas pirmą kartą užsuko į šitą YouTube'ės kanalą, tai aš esu Martynas. Šitas video ir sukurtas specialiai, kad pasidalinti informaciją iš naujienlaiškio geresnis variantas.lt. Jeigu tu dar nesi naujienlaiškio prenumeratorius, tai rekomenduoju užsukti puslapį, prenumeruoti. O tie, kas yra jau prenumeratai, tai gero žiūrėjimo ir nepamirškite dalytis. Gerai, šitas segmentas baigėsi. Rodau raw footage.